Metai visai inžineriniai pramoniai buvo tokie ir reformų, ir permainų, ir kartu ir augimo metai. Mums kaip inžinerinės pramonės asociacijai tai buvo augimo metai. Dabar jau turim 122 gamyklas Lietuvoje, turim praktiškai visą akademinę bendruomenę savo narių ir turim paslaugų įmonės. Sprintas, ta prasme, ir tas sugebėjimas greit adaptuotis mums sukūrė daug gerų rezultatų. Ir jeigu pažiūrėkime per bendrą Limpros narių rezultatą, per inžinerinės ir technologijos pramonių rezultatą, mes tikrai buvome čempionai visoje Lietuvos ekonomikai. Jeigu žiūrėt per inžinierius, būsimus inžinierius, atkreipimas Lietuvos visuomenės dėmesį inžineriją ir apie mūsų būsimos ekonomikos kūrimą tikrai duoda vaisius ir tą rodo stojimo rezultatai. Tai belieka džiaugtis. Lietuvos inžinerinės pramonė, manau, turi daug daugiau galimybių negu prieš kokius 5 metus. Mes esam atvira šalis, mes esam Europoje, mūsų rinka nebe Lietuva, o Europa ir mumis daugiau pasitikė ir Europa, ir kitos šalys. Labai linkiu, kad visos šitos pamokos iš 25 atneštų geresnius rezultatus ir augimo perspektyvas 26, naujas rinkas, daugiau gebėjimo parduoti, daugiau gebėjimo sukurti čia Lietuvoje to lietuviško produkto. Nenustoti tikėti ateitim, investuoti į inovacijas, augti, eksportuoti ir auginti Lietuvos BVP. O vyriausybei palinkėčiau, patikėkit Lietuvos inžinerinę pramonę. Mes galim tikrai daug daugiau, negu jūs įsivaizduojat. Tad mums reikia ir užsakymų, ir pasitikėjimų, ir palaikymo, ir gerų verslo sąlygų sudarimų. 26 metai bus tikrai geresni negu 25.